Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną šeštadienis, Liepos 12 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai BTC šiandieną gan flat, nelabai kas įvyko. Na, šeštadienis, nereikia daug tikėtis. Po gražiaus uptrendo praeitą savaitę, tai turim visą šeštadienį labai siauram range. Tai yra, turim šeštadieninį low, turim šeštadieninį high. Na, aišku, dar rytoj savaitgalis, tai, na, kaip visą laiką, aišku, tikėčiausi kitą savaitę, kad bus paimtas tiek low, tiek high, kažkokia tai volatility. Bet iš esmės viskas kaip ir gražu, norėčiau pažiūrėti gal šiandieną aukštesnį time frame. Tai turėjom daily close aukščiau 1.2 levelio, gerokai aukščiau, ta prasme gerokai aukščiau. 1.2 levelis. Na, tai sakiau, kad reiktų close aukščiau 1.14,7, gavom close 16, gerokai aukščiau, tai šitoj perspektyvai viskas ok. Na, bet koks retestas į čia, net matosi, kad tarkim mano invalidationas, apie kurį aš kalbėjau vakar, tai būtų žemiau 1, tai yra na kaina tikrai neturėtų kristi žemiau 1, gal toks retestas bus. Tai visai normalu, bet kokia konsolidacija aukščiau all time high yra bullish. Dar žiūrint aukštesnį time frame, jeigu mes sujungtume vyklę ir imtume šitą gabaliuką, na, už rytoj closas, įdomu kaip užsiklausint, bet šitą vietą aš panaudočiau 8 dienų time frame ir matosi, kad vakarykštė 8 dienų žvakė jau užsiklausino, tai galima mėginti frontrunint normius. 8 dienų time frame mažai kas naudoja ir, na, esu tie, kas žiūrit mano video, esu ne kartą rodęs, kaip galima pasinaudoti 8 dienų time frame, kad frontrunint weekly close. Daug kas gal lauks weekly close, o šiaip 8 dienų time frame jau tikrai neblogai užkonfirmina. Tai irgi turim close aukščiau 1.2, na, viskas kaip ir gerai, BTCD. Na, bando kažkokį šiokį tokį kaip ir lokalų bottomą suformuoti. Tai buvo, aišku, dropas. Įsijunkim gal kartu ir BTC chartą, dabar vat įdomu pažiūrėti, ar tas vykas sueina su kažkom. Na jo, čia vakarykštė tipo žvakė. Šiandieną, na, turėtų BTC dominance kilti. Turėtų jisai kilti, jeigu bus taip, tai ir BTC toliau konsoliduosis virš all time high, na, tikrai viskas gerai. Tai, na, nenorėčiau matyti šiuo atveju, kad BTC dominance kristų. Vėlgi turim tokį gan žvakę su gan ilgu bottom vyku, čia turėtume turėti kažkokio teoriškai supporto. Tai, na, nebloga vieta reversinti. Junkim dar Haroldo EMA, pažiūrėt, na, kur čia galėtų atšokti. Na, daily flipinus ir raudonai. Na, vyklė. Na, tai viskas kaip ir ok, ne? Gal tai tiesiog eilinis vykli bent su touchas, kur normiai visi kolina all season ir tiesiog naujos savaitės. Kaip buvo, tiek čia. Na, visur. Visada.
Pažiūrim, ką eteris veikia šiandieną ir kaip eteris labiau gal domina prieš BTC čartą. Na, bando kažką eteris padaryti. Vyklė, aišku, tai freimas. Na, ar tai bus tas low, ne, BTC. Na, vėlgi, tikėčiausi, jeigu BTC dominansas kils, jeigu BTC sprieks toliau, na, tikėčiausi, kad gal eteris prieš BTC pakrys retesnį šitą low. Ir tada, kai BTC įsitopins, gal eteris pradės runint kažkas tokio. Tokio būtų logiškiausia. Na, jeigu eteris dabar pradės outperformint, tai BTC nelabai turės paraninti, nes, na, iš esmės, kai BTC virš all-time high, visas kapitalas turėtų sueiti BTC. Gautųsi normalus rūnas all BTC. Čia nieko įdomaus, Solif. Na, čia išvys. Nu, Solana prieš eterį išvys ne kažką. Kas dar iš altcoinų? Na va, XMR. Žali bensai daily. Į XMR esu iššokęs nuo kažkur čia. Na, average entries nuo 3.10 iki 3.20. Šitą zoną. Ir na, galėtų XMR paradinti, na, tai vėlgi, aišku, tikėčiausi pirmą, kad radint BTC ir po to kažkoks gal rotationas iš BTC į Olsus galėtų XMR pajudėti. Prieš BTC čartas, aišku, dar neflipinės žaliai. Bet, nu, iš esmės vykti ten frame. Dar kaip ir uptrendas, dar žali bensai. Tai, na, galėtų čia tiesiog pasikonsolidatinti, ne, kol BTC tipo radins. Gal biškį pakrys pasikonsolidatinti, po to kaip BTC įsitopins, galėtų duoti dar vieną spaiką. Kas dar? Na, daugiau kaip ir viskas, apie viską realiai pašnekėjau, ką norėjau pašnekėti. Vėlgi, na, nelabai kas keičiasi nuo vakar, nuo vakarykštės dienos, kadangi šiandieną šeštadienis mažas labai, na, liektas price actionas. Žiūrim, mano moving average BONH trendo dar net nebuvo paliesti per visą trendą. Įdomu, kas bus, kai jie bus paliesti, kokią reakciją gausim nuo jų. Na, norėčiau įsitikėtis, ne, kad pirmas palietimas produsins kažkokį tai naują high. Tada gal dar vienas palietimas naują high, na ir tada gal kažkur ant trečio palietimo jau klausinsim žemiau mėlyno. Ir, na, tada prasidėtų kažkoks tai ilgesnis consolidation periodas. Na ir vėlgi, jeigu mes tikimės, kad čia buvo tik pirmas impulsas, tai po šito consolidation periodo turėtų teoriškai būti dar vienas impulsas. Ir gal po to dar net trečias. Bet jo, realiai, kol on one hash nėra klauso žemiau mėlyno moving average, tol dar čia aktyvus uptrendas. Ir, na, apie jokius. Apie shortus, tai čia išvis net nėra kalbos, ta prasme, shortint BTC virš all-time high, na, čia tiesiog mirties nuosprendis. Ir, jo, nu, nešortinkit BTC virš all-time high, virš visų moving average'ų. Na, iš esmės, tiesiog kovoji prieš trendą. Nu, nėra protinga, shortint galima čia. Šitoje vietoje, ne, kai kaina yra žemiau moving average.
Ir iš esmės per visą savo BTC istoriją nelabai yra buvę žemų moving average. Nu va, praeitas bear marketas, aišku. Šita va vieta. Įdomu, kaip atrodys šis BTC bear marketas, labai įdomu. Ar turėsim tokį stilių, kaip turėjom 2021 metais. Na, tiesiog brutalų bear marketą. Minus 7,5 procentai. Na, nemanau, kad bus minus 7,5 procentai BTC. Kiek mes per šį bullrūną maksimum esam turėję minus 3,5. Čia buvo minus 3,1. Na, bet čia per bullrūną. Gal per bull marketą, bear marketą turėsim kokius minus 5. Tai neblogai. Dar žiūrint nuo kur, ar ne, žiūrint kur pajudėsim, žiūrint kaip, na, daug klausimų, per daug overthinking nereikia, longai paruošti. Bet plačiau, tie, kas nežiūrėjot vakarykščio video ir kas nesat mano Telegram kanale, užeikite tenai, plačiau apie visą situaciją, apie visą planą, apie savo pozicijas, ką darysiu ir kaip. Esu aprašęs ten profesoriaus užrašuose skilty. Tai pasiskaitykit, niekas kaip ir nepasikeitė. Tai jo, tiek šiandieną. Kas mus žiūrit YouTube, like, subscribe. Jeigu turit kažkokių klausimų ar patarimų, na, šiaip kažko padaryti, kokį bitcoino apžvalgą, kaip visą laiką, galit parašyti komentarus arba į chatą. Tai kitame video apie tai pašnekėsiu. Ir tiek, laukiam. Pagaliau atėjo ta ilgai laukta diena. Žiūrim, kas bus. Tiek šiandieną, susitiksime rytoj.